nežinau, bet kiek gali būti dažnai kamuoja nuovargis, naktims pakyla temperatūra. Gauni, žodžiu, tai sakai, važiuokit rytoj priėmimo skyrių, konsultuojam, sako, daktarė, aš Malazijoje randuosi ir negaliu grįžti, grįšiu tik po 9 mėnesių. Tai yra irgi tokios keliautojų problemos, tai padedi ne telefonu, bet internetu ir kuo daugiau tokių yra. Taigi iš tikrųjų tropinės lygos yra svarbios ir asmenys apsistoja kaimo vietovėse ir glaudus kontaktas su vietiniais gyventojais ir nesaugus maudymasis paplūdimiuose yra pagrindinės problemos. Aišku, epidemiologinė anamnezė, kur buvai, ką veikiai, yra labai svarbi ir praktikoje dažniausiai iš tikrųjų yra maliarija, amebiazė, leptospirozė, pasiutligė vienas atvejis ir visceralinė odos leišmaniozė ir odos lervų migracija. O tas sakinys, kuris dažnai kartojamas, jau jūs dešimtmečius girdite, kad kelionė praplečia akiratį, bet paleidžia vidurius, tai 70% keliautojų tai yra kasdienybė. Odos lervų migracijos sindromas, keliautojų vežtinės mes jų turime, aišku, ir be abejo, kas yra. Sakykime, gali būti miazė, toks taškas kažkoks, tai kirminas, lindi. Toliau yra, sakykime, šliaužiantis į gyvatę panašus bėrimas. Tai yra dažniausios invazinės parazitozės. Ir jos lydimo su parazitofobija, baime, kadangi šliaužia tas griovelis juda griovelis. Tai be abejo visur į padus sulindė, penetruoja dažniausiai lervos, ankilostomos, apvaliųjų kirminų lervos per odą ir būna odos vietinė reakcija. Bet retai, kada patenka į sisteminę kraujotaką, mes tyrinėjom pacientus, kažkiek imunoglobulinas E būna padidintas, nedidelė eozinofilija ir beje jau daug kas bando gydyti, bet žinokite, jeigu skirsite albendazolį, kaip ir neveikia vieną kartą. Neskirkite albendazolio ir kiek man teko domėtis, iš tikrųjų yra ir albendazolio tepalai, mes juos galime nusipirkti užsienyje. Bet vietinis ne, nes albendazolis pablokuoja ir badina parazitą ir jisai negauna gliukozės ir jisai žūsta. Ir suburksta tie ir faktiškai tie mazgeliai nešliaužia toliau. Bet albendazolis yra skiriamas 400 mg 2 kartus kolegoms. Vieną kartą neskiriamas, nepasiekia koncentracijos minkštuose audiniuose ir nesunaikina, žodžiu, nenubadina šito parazito. Ir mes, iš tropikus, subtropikus paplūdimiai susiję. Ir buvo, ir, sakykime, ir nugaroj, sėdmenų srity buvo pacientų mano praktikoje apie 12%. Toliau kitas pacientas grįžęs į Lietuvą viduriuoja, neteko 13 kg kūno svorio, kažkur kojose buvo bėrimas, kur jisai buvo. Jisai buvo, sakykime, Amazonės žiotyse, nacionaliniam parke, džiunglėse ir iš tikrųjų ten jisai gavo šitą infekciją ir jinai yra svarbi tuo, kad sunku, diagnostika galima net po pusantro mėnesio, išmatose tie kiaušiniai atsiranda ir galima kliniškai panaši į lėtinę lygą su išsekimo sindromu. Jinai reta, mes turėjom tik vieną atvejį, galbūt kolegos jį pagarsino, tai yra įsiurbimas. Pučia žarnos, gurgia ir paviduriuoja. Tai yra apvaliosios kirmelės, kurios turi gravitaciniu būdu prisisiurbę prie gleivinės ir turi tokius peiliukus burnoje ir dar pasipjausto tą gleivinę plonžarnio ir minta krauju hematofagai, todėl žmogus anemizuojasi ir viduriuoja, dirgina ir netenka kūno svorio. Diagnostika yra specialisto rankose, profesionalų, lenkiu galvą prieš parazitologus, prieš parazitologų komandą, kuri kažkiek yra išblaškyta, atskirta serologija nuo mikroskopijos, tai yra nesuvokiamas mums klinicistam sprendimas, bet koks yra, toks yra, tie žmonės niekur nedingo, jie dirba ir iš tikrųjų tik koncentruotais metodais mes ten programą pražiūrėję 3 regėjimo laukus ar 10 regėjimo laukų ne visada randi. Tai ta diagnostika yra didžiulis pasitenkinimas, vos ne su 2 tabletėmis, tokį žmogų, kuris 13 kg netekęs kūno masės įkrito nosim į priėmimo skyrių, pagydyti su 3 tabletėmis. Todėl, kad yra diagnostika. Kita diagnostika nestandartinė. Ir biologinis parazito ciklo žinojimas. Toliau
Dioktofimos irgi, ką pacientai skundžiasi ir jie gali pasiskūsti, jūs irgi turite nukreipti dermatologui ir infektologui. Migruojantis žirnio dydžio mazgeliai odoje apie 2 metus irgi pašliaužia kažkas ir susidaro mazgelis. Pašliaužia ir niešti, ir sutinsta. Bėrimai asimetriniai. Tai irgi tokių pacientų pavienių yra ir faktiškai irgi apvaliosios kirmėlės migruoja, greičiausiai dirofiliarijos. Čia jau yra pašalintas tas mazgelis ir kartais sukelia riziką žalios žuvies valgymas, ne tik žuvinio kaspinuočio, bet ir kitosios apvaliosios kirmėlės gali migruoti. Tai dirofiliariazė buvo iš Turkijos įvežta, įkando moskitas, tai yra moskitų pernešama ir pradėjo va tokie guzai. Aišku, nuėjo, galvojo, kaip lipomos, kaip riebaliniai mazgai, paodį, migruoja. Skausmingi jie būna, čia padė nelabai matosi, blogai nufotografavau, čia visi mano yra pacientai ir žodžiu, ir va tie guzai labai skausmingi, čia jie ir išpjaustyti, kaip pjauni ir iškeli tą kirminą, nes jis laksto pas tave. Ir tu nervuojasi, žodžiu, niekas nežino, kodėl jisai laksto ir iš kur jis čia pateko. Niekas nesieja su kelionė. Tai žmonės labai nervina ir tai odos mazgeliai 2 cm primena lipomas. Ir iš tikrųjų vokė yra susisukę, migravę. Gydymas yra chirurginis, ištrauki kirminą ir ligonis pasveiksta. Ir netgi šalia zoologijos nereikia nuvažiuoti Turkiją. Šalia zoologijos, Kauno zoologijos sodo irgi iš akies ištraukė oftalmologai chirurginiu būdu šitokį kirminą. Ir pas mus yra, nes šuns širdies apvalioji kirmėlė yra, egzistuoja, bet parsiveža iš kelionių. Toliau buvo tunga, tai yra blusos, sakykime, jeigu jūs būsite kur nors Amazonės pakrantėse, Brazilijoje, keliausite ir norėsite miegoti iškišę kojas iš palapinių, tai ten gali į padus sulysti tos blusos ir jos simuliuoti kažkokius pūlinius, abscesus. Tai nes jos gyvena ir jų buveinė yra derma. Tai iš tikrųjų tokie susidaro pūliniai, furunkulai ir po to jie infekuojasi stafilokokais, nes yra kojos pagrindė, irgi tai sukelia problematiką, yra netgi stabligės rizika ir, sakykime, limfangoitas, sutinimas, nes keliautoje maitina kojos. Žodžiu, pagrindinis problema nukenčia kojos ir labai yra svarbu diagnostikoje kelionėje endeminius šalis. Kartais, sakykime, filiarijos jau limfagisliniai apvaliosios kirmėlės ir čia vietinių gyventojų, matot, yra sveika koja ir dramblialigė sukėlėjas. Mes žinom tik tai rožę, kuri sukelia dramblialigę, bet čia jau iš tikrųjų didžiulė limfostazė. Apie triponosomas, iš tikrųjų triponosoma kruzė, amerikoniškoji triponosomezė yra aktuali, nes ir Moldavijoje yra diferencijuota per braziliškus riešutus, nes tai yra faktiškai pernešėjas blakės. Man irgi viena pacientė, kur mes ją sekame, jai į bambą įkando jos žodžiais šitokią blakę ir mes iš tikrųjų triponosomezę sekame ir nervinamės, nes turim tik tepinėlį, išsiuntėm į Ciurichą serologiją ir sekame, nes tai yra labai aktualu ne tik per įkandimus, bet galima per braziliškus šituos riešutus, nes jos su išmatomis suteršia riešutus. Tai ir vietinės. Kaip ta liga pasireiškia, mes turime tos jos krajojančios blakės ir už tai jos sukasi apie veidą, besibučiuojančios blakės. Ir už tai labai yra aktualu, jeigu kur nors eina į kaimelius giliai Lotynų Ameriką ir ten kažkur tai kampuose kitur tų blakių yra ir perspėja kelionio agentūros, kad nelandžiok. Ne tik tai pas mus akcentuoja, kad tik šikšnosparniai ten, kad neduok dieve pasiutligė nebūtų, bet jūs turite atsiminti ir triponosomezę, kur jau Europoje yra 4 įgimtos infekcijos atvejai. Šitą parazitozę labai domisi kardiologai ir, jie labai ją žino ir visada su jais labai malonu bendrauti, nes dilatacinė kardiomiopatijos sukėlėjas. Nes tai megakolion ir nes kaip mes galim atskirti vietinis konjunktivitas, įkanda į veidą. Ir žodžiu, jeigu buvęs mazgelis pirminis afektas, patinimas, tai mes siūskime iš tikrųjų tokius pacientus ir atkreipkime dėmesį, jeigu mes miokarditas, megakolion išsipučia, nes miorelaksuoja, miotropinių poveikių pasižymi šitas parazitas. Išsipučia žarnos, išsipučia
stemplė ir išsipučia širdis. Afrikoje, sako, ten daktarė važiavome, CC mūsų pulkelis praskrydo pro šoną, drąsuoliai žmonės. Tai iš tikrųjų mėglygė, tai aš ir parodau jums, kaip ta mūsų CC atrodo, mes jos niekada nematė, bet jeigu mes nuvažiuosime kaip Augustas Klygys, mokyti masajų vaikučių, 2x2 lygų 4, žodžiu, jie labai kruopštus mokosi, iš tikrųjų ten iš buivolo šlapimo pūslių sutrina talpą pienui ir masajų karvutės duoda tik 3 litrus per parą, tai ten tos musės ir sutūpia